Žiema 1941 metų pasitiko jaunesnįjį seržantą Michailą Gromovą Maskvos priemiesčio ribose, kai pasitiko tūkstančius kitų raudonarmiečių šalčiu, sniegu ir nesibaigiančiu artilerijos gausmu. Jam buvo 23 metai ir prieš karą jis dirbo staklininkų gamykloje Tuloje, kur buvo gaminami tie patys Dediktirevo kulkosvaidžiai, su kuriais dabar reikėjo sustabdyti vokiečių puolimą. Michailas prisiminė cechus, prisiminė stakles. Prisimena, kaip meistras Petras Ivanovičius jam rodė brėžinius ir sakė, kad kiekviena šio ginklo detalė yra tiksliai išmatuota iki milimetro, kad gabiame kovoje dėj tampa baisinga jėga. Tuo metu, taikiu metu, šie žodžiai atrodė kaip paprasta profesinė didybė senojo darbininko. Bet dabar, kai Michailas gulėjo snieguotame įtvirtinime ir tikrino savo kulkosvaidį prieš mūšį, jis suprato jų tikrąją prasmę. Michailui Gromovui priklausantis dėj kulkosvaidis buvo pagamintas 1939 metais. Ant vamzdžio buvo Tulos gamyklos ženklas ir Michailas galvojo, kad galbūt jis pats dalyvavo gaminant kokią nors šio ginklo detalę. Charakteryje buvo būdingas diskas, talpinantis 47 šovinius, buvo kruopščiai paruoštas. Padėjėjas Stepanas Korotkovas, liesas vaikinas iš Riazanės, praleido pusę nakties tikrindamas kiekvieną šovinį, valydamas juos nuo gamyklinės tepalo, kad nesukeltų problemų šaltyje. Jų padalinyje buvo 6 paruošti diskai, laikomi 2 metaliniuose dėžėse. Tai buvo visas jų turtas. 282 šovinių kalibro 7,6 mm tarp jų ir vokiečių pėstininkų, kurie, pagal žvalgybos duomenis, ruošėsi dar vienam 19-osios šaulių divizijos pozicijos šturmui. Skyriaus vadas vyresnysis seržantas Vasilijus Kovaljovas apėjo pozicijas, tikrindamas karių pasirengimą. Jis buvo profesionalus kariškis, išgyvenęs Suomijos karą ir dėvėjo antiforminę medalį Raudonosios žvaigždės. Priėjęs prie Gromovo kulkosvaidžio padalinio, Vasilijus Petrovičius atsisėdo ant kelių ir tyliai pažvelgė į ginklą. Gromovas žinojo, kad seržantas vertina kiekvieną smulkmeną. Ar tinkamai sumontuota atrama, ar vamzdis neapšalęs, ar paruošti atsarginiai diskai. Galiausiai Kovaljovas linktelėjo ir tyliai pasakė, kad vokiečiai ateis auštant, kad jų bus daug ir kad kulkosvaidžio padaliniui teks laikyti kairįjį flangą. Michailas nurijo, jausdamas, kaip jam džiūsta gerklė. Jis teoriniu lygiu žinojo savo ginklo charakteristikas. Šūvių dažnis 600 šūvių per minutę. Kovos greitis iki 80. Šaudimo nuotolis 1500 metrų. Bet žinoti skaičius ir taikyti tai praktikoje, kai prie tavęs artėja priešų kariai, yra 2 skirtingi dalykai. Aušra atėjo vėlai, kaip tai būna gruodį. Dangus liko pilkas ir sunkus, žadėdamas naują sniego pūgą. Michailas gulėjo už kulkosvaidžio, žvelgdamas į snieguotą lauką priešais poziciją. Dešinėje ir kairėje tęsėsi jo kuopos apkasai. Kai kur matėsi Mosino šautuvų vamzdžiai. Artilerija tylėjo, sviediniai buvo taupomi, jų trūko. Tyla buvo apgaulinga ir baisi. Stepanas gulėjo šalia, prispaudęs prie savęs dėžę su atsarginiais diskais. Ir Michailas matė, kaip virpa jo lūpos. Vaikinas meldėsi. Nors komsomole tai nebuvo sveikintina. Gromovas nesiruošė jam trukdyti. Tokiais momentais kiekvienas ieškojo atramos ten, kur galėjo. Vokiečiai pasirodė netikėtai, lyg būtų išaugę iš sniego. Iš pradžių tai buvo tamsios dėmės ant balto lauko.
Tada dėmės virto žmonių figūromis pilkose paltuose ir šalmuose. Jie ėjo išsirikiavę ir Michailas su siaubu suprato, kad jų iš tiesų yra daug, kur kas daugiau nei gynėjų šioje vietoje. Vyresnysis Kovaljovas davė komandą atidaryti ugnį tik jo signalui, kai priešas prisertins per 300 metrų. Tai buvo standartinė taktika, taupanti šovinius ir didinanti šaudymo efektyvumą. Michailas padėjo pirštą ant gaiduko, jausdamas, kaip šaltas metalas degina net per pirštinę. Jo širdis plakė taip garsiai, kad atrodė, jog šis dūžis girdimas visoje apylinkėje. Stepanas prišliaužė arčiau, pasiruošęs bet kuriuo momentu perduoti naują šovinį. Kai atstumas sumažėjo iki 350 metrų, nuskambėjo raketinio šūvio garsas. Tai buvo vyresniojo signalas. Pozicija atgijo. Šautuvai ir kulkosvaidžiai atidarė ugnį beveik vienu metu. Michailas paspaudė gaiduką ir deipiai sukruto jo rankose. Būdingas automatinio šaudymo garsas susiliejo su bendrų mūšio triukšmu. Pirmas šūvis praskriejo aukštai. Gromovas buvo per daug įsitempęs. Jis privertė save nurimti, prisiminė treniruotės, prisiminė, kaip meistras Petras Ivanovičius mokė jį gamykloje teisingai laikyti ginklą. Antras šūvis krito tiksliau. Jis matė, kaip kelios figūros pilkose paltuose krito ant sniego. Bet vokiečiai tęsė puolimą. Jie ėjo tankiomis grupėmis ir atrodė, kad jų gretos nesumažėja, nors sovietų kariai vedė intensyvę ugnį. Pirmas šovinys ištuštėjo greičiau, nei Michailas tikėjosi. Stepanas jau turėjo paruoštą antrą diską ir keitimas įvyko beveik akimirksniu. Jie šį veiksmą buvo atlikę daugybę kartų pratybose. Naujas šovinys užlipo į vietą su būdingu spragtelėjimu ir kulkosvaidis vėl atgijo. Gromovas šaudė trumpais šūviais po 3-4 šūvius, kaip mokė mokykloje. Ilgi šūviai perkaisdavo vamzdį, o galimybės jį pakeisti mūšyje nebuvo. Deipiai konstrukcija to nenumatė. Tankus vamzdis buvo vienas iš ginklo trūkumų, kuris iš esmės pasirodė esąs patikimas ir efektyvus. Michailas prisiminė, kaip gamykloje aiškino, kad toks sprendimas leido sumažinti kulkosvaidžio svorį iki 2 kg 800 g šovinį, padarant jį tikrai rankiniu, manevringu ginklu, galinčiu lydėti pėstininkus puolime. Vokiečiai priartėjo iki 200 metrų. Šioje distancijoje Michailas galėjo atskirti priešų veidus, matyti jų akis. Buvo baisu suprasti, kad šaudai ne į taikinius, o į gyvus žmones. Bet pasirinkimo nebuvo. Tai buvo karas ir priešas atėjo į jo žemę, kad žudytų, degintų, pavergtų. Gromovas sukandęs dantis tęsė šaudymą. Šalia suaukė kulkosvaidis Maksimas. Stacionarus kulkosvaidis šaudė iš gretimos pozicijos. Jo būdingas kulkosvaidžio dundesys skyrėsi nuo deipiai garso. Maksimas buvo galingesnis, patikimesnis, bet ir daug sunkesnis. Tokiam kulkosvaidžiui pagaminti reikėjo 700 valandų, tuo tarpu deipiai pagamindavo per tik 130 valandų, kas leido greitai didinti gamybą. Šiuo metu ši ypatybė atrodė netokia svarbi. Svarbu buvo sustabdyti puolimą. Vokiečių puolimas sustojo 150 metrų atstumu nuo sovietų pozicijų. Sniegas prieš apkasus buvo nusėtas kūnais pilkose apsiaustuose, bet priešas nesitraukė. Michailas matė, kaip vokiečių karininkai kelia karius į naują ataką, kaip jie nenoriai, bet kyla ir vėl juda į priekį. Trečiasis šovinys jau buvo kulkosvaidyje,
o Gromovas jautė, kaip vamzdis karšta net šalčio metu. Jis stengiasi šaudyti dar trumpesniais serijomis, leisdamas ginkluisi atvėsti tarp šūvių. Bet vokiečiai nedavė pertraukos. Jie slinko, naudodamiesi reljefo nelygumais, slėpėsi už retų krūmų, kurie kyšojo iš sniego juodais skeletais. Stepanas Korotkovas staiga iškėlė balsą ir atšoko į šoną. Michailas apsidairė ir pamatė kraują ant padėjėjo rankovės. Šrapnelis ir šovinys sužalojo Stepano ranką. Vaikinas buvo blyškus, bet toliau laikė dėžę su šoviniais. Gromovas norėjo šaukti medicinos seserį, bet suprato, kad dabar kiekvienas karys yra svarbus, kad palikti kulkosvaidį be antrojo numerio negalima. Stepanas pats užsirišo žaizdą, susirišdamas ranką diržu, ir vėl prisertino prie Michailo. Jo veidas iškreipė skausmas, bet jis tylėjo. Jo akių gilyje Gromovas perskaitė ryžtą. Sužeistas padėjėjas nesiruošė palikti pozicijos. Iki vidurdienio tapo aišku, kad vokiečiai ruošiasi naujam, galingesniam smūgiui. Sovietų žvalgyba pranešė, kad priešas telkė rezervus, kad naujas puolimas bus palaikomas tankais. Rotankovų didesnio kalibro ginklai šioje vietoje. Jie buvo perkelti kairiau, kur situacija buvo dar blogesnė. Likė tik priešlėktuviniai granatos ir buteliai su degiosiomis mišinio. Vyresnysis Kovaljovas apėjo apkasus, dalindamas butelius ir aiškindamas, kad tankus reikia priartinti labai arti. Michailui jis liepė toliau šaudyti į pėstininkus, nesukant dėmesio į šarvuotą techniką. Dedikterjevo kulkosvaidis galėjo prasiskverbti pro lengvą šarvą tik iš labai arti, o vidutinėms ir didelėms distancijoms 7,6 mm šoviniai buvo bejėgiai prieš plieną. Vokiečiai pradėjo puolimą po 12 valandų. Šį kartą į priekį judėjo 5 tankai, vidutiniai Peizai 3 ir lengvieji Peizai 2. Už jų tankiai grupėmis ėjo pėstininkai. Michailas matė, kaip flanguose vokiečių kariai laikė paruoštus automatus. Tai buvo padaliniai, ginkluoti M40 ir jų ugninė galia buvo rimta grėsmė. Sovietų artilerija atidarė ugnį, bet sviedinių buvo mažai ir tik vienas tankas sustingo, pataikytas tiesioginiu smūgiu. Kiti 4 automobiliai tęsė judėjimą. Jų vikšrai sprogdino sniegą, o kulkosvaidžiai šaudė į sovietų apkasus. Michailas įsikibo į tranšėjos dugną, dengdamas savo kūnų kulkosvaidį. Žemė ir sniegas skriejo į visas pusės nuo sprogimų. Oras pripildė dūmų ir suodžių. Kai tankai praėjo pirmąją apkasų liniją, nesustodami, Gromovas suprato vokiečių planą. Šarvuota technika turėjo prarasti gynybą, o pėstininkai turėjo išvalyti pozicijas. Tai buvo standartinė taktika Wehrmachto ir ji dažnai veikdavo. Bet sovietų kariai jau išmoko priešintis tokiems puolimams. Keletas raudonarmiečių iššoko iš tranšėjų su buteliais ir granatomis, puolė link tankų. Vienas iš Peizai 2 užsidegė, apsigaubęs liepsną. Butelis su degių mišiniu sudužo apie variklio skyrių. Antrasis tankas apsisuko, bandydamas pabėgti nuo pėstininkų, bet pakliuvo ant prieštankinės minos. 2 likę tankai tęsė judėjimą gilyn į gynybos liniją, tačiau didžiausia grėsmė dabar kilo iš vokiečių pėstininkų, kurie priartėjo iki 100 metrų. Michailas pakilo iš tranšėjos ir atidarė ugnį. 4. magazinas pasistojo į kulkosvaidį ir deipiai vėl pradėjo dirbti. Trumpi serijos, po 3 šūvius, taikymo taško paslinkimas.
Vėl serija. Gromovas dirbo beveik mechaniniu būdu. Jo rankos judėjo pačios, o protas tarsi buvo išjungtas, nesiruošdamas suvokti, kas vyksta. Jis matė, kaip krinta vokiečių kariai, kaip jie bando pasislėpti, kaip jų bendražygiai neša sužeistus atgal. Stepanas keitė magazinus. Jo sužeista ranka drebėjo, bet jis nesiduodavo. 5. diskas, 6. Tai buvo paskutiniai įkrauti magazinai. Po jų liks tik išbarstyti šoviniai, kuriuos reikės įkrauti diske po ugnimi. O tai užtruks per ilgai. Vokiečių ataka vėl užstrigo. Priešas atsitraukė, palikdamas ant sniego 10 kūnų, tačiau ir sovietų pozicijos patyrė nuostolių. Iš gretimos tranšėjos neatsakė. Ten tylėjo Maksimo kulkosvaidis, kuris dar ryte šaudė. Michailas matė, kaip sanitarai neša sužeistus. Kaip vadai perkelia karius iš mažiau pavojingų vietų į pramuštas vietas. Vyresnysis Kovaljovas vėl pasirodė. Jo gimnastorka buvo suplėšyta šrapneliu, bet jis pats buvo sveikas. Vasilijus Petrovichas atnešė dar 2 dėžutes su magazinais. Juos paėmė iš sužeisto tanko, kur stovėjo Deitei kulkosvaidis. Tanko modifikacija kulkošvaidžio. Diskai iš Deitei tiko Deipei, nors tanko variante magazinas talpino 63 šovinius vietoj 40. Gromovui parodė, kaip teisingai įdėti tokį magaziną ir liepė saugoti šovinius. Kito papildymo amunicijos nesitikėjo. Prieš vakarą tapo aišku, kad vokiečiai ruošia naktinę ataką. Tai buvo neįprasta. Vokiečių kariuomenė retai puolė tamsoje, mieliau rinkosi šviesų paros laiką. Bet matyt, nuostoliai patirti dienos metu privertė vokiečių vadovybę pakeisti taktiką. Naktį sovietų artilerija ir aviacija buvo mažiau veiksmingos, o tai reiškia, kad puolantiems buvo daugiau šansų. Michailas patikrino kulkosvaidį 10 kartą per dieną. Vamzdis atvėso, mechanizmas dirbo tiksliai, magazinas buvo įkrautas. Stepanas miegojo šalia, prisiglaudęs prie tranšėjos sienos. Jo sužeista ranka buvo stipriai užrišta ir kraujas, regis, buvo sustojęs. Gromovas nebudino bendražygio, tegul pailsi, kol yra proga. Naktis buvo tamsi, mėnulio nebuvo ir matomumas neviršijo 20 metrų. Vyresnysis įsakė išstatyti sargybinius su šautuvais, o kulkosvaidininkams likti pasiruošusiems. Michailas gulėjo už Deipei, įsiklausydamas į tamsą ir klausydamasis kiekvieno garso. Sniegas kreipėsi po kažkieno kojomis. Vėjas nešė užslėptus balsus. Tai buvo vokiečiai. Jie artėjo prie sovietų pozicijų nakties priedangoje. Gromovas padėjo pirštą ant gaiduko ir laukė. Širdis vėl plakė greičiau. Burna buvo sausa, delnai prakaitavo, nepaisant šalčio. Pirmasis apšvietimo raketa pakilo į dangų apie 11 valandą vakare. Balta šviesa nušvietė apsnigtą lauką ir Michailas juos pamatė. Vokiečių kariai jau buvo 50 metrų nuo tranšėjų. Jie judėjo susilenkę, stengdamiesi neskelbti triukšmo, tačiau dabar, po raketos šviesa, jų maskuotė tapo bevertė. Vyresnysis seržantas Kovaljovas nelaukė, kol raketa užges, ir davė įsakymą atidaryti ugnį. Pozicija atgijo. Michailas paspaudė gaiduką ir Dektoriovo kulkosvaidis pradėjo veikti.
Tamsoje ugnies liepsna atrodė ypač ryški ir Gromovas suprato, kad atskleidžia savo poziciją, tačiau kito pasirinkimo nebuvo. Vokiečiai jau buvo per arti. Naktinis mūšis skyrėsi nuo dieninio viskuo. Nebuvo matyti šaudymo rezultatų. Reikėjo šaudyti į tamsius siluetus, kurie tai pasirodydavo raketos šviesoje, tai dingdavo tamsoje. Michailas šaudė intuityviai, pagal garsus, pagal šešėlių judėjimą. Stepanas pabudo nuo triukšmo ir iškart užėmė savo vietą, pasiruošęs keisti dėklus. Jo sužeista ranka beveik nesuveikė, tačiau jis išmoko dirbti viena ranka, prispaudęs dėžutę su diskais keliu. Šaudmenų sunaudojimas buvo milžiniškas. Tamsoje nebuvo įmanoma šaudyti ekonomiškai. Reikėjo tiesiog užlieti ugnimi prieigas prie tranšėjų. Vokiečiai metė granatas. Michailas išgirdo būdingą švilpimą. Tada sprogimas visai šalia. Žemė ir sniegas apdengė kulkosvaidžio įgulą, tačiau abu kariai buvo sveiki. Gromovas tęsė šaudimą, keisdamas taikymosi tašką po kiekvienos serijos. 7. dėklas ištuštėjo, 8. užėmė vietą. Tai jau buvo tankinis disk su 63 šaudmenimis ir jis davė šiek tiek daugiau laiko iki kitos keitimo. Michailas jautė, kaip vamzdis vėl įkaista. Atgalinė kovinė spyruoklė, esanti po vamzdžio gaubtu, taip pat kaito nuo intensyvaus šaudimo ir tai galėjo sukelti ginklo gedimą. Gromovas žinojo apie šį konstrukcijos trūkumą. Gamykloje apie tai kalbėjo, tačiau ištaisyti tai lauko sąlygomis buvo neįmanoma. Reikėjo tikėtis, kad kulkosvaidis ištvers. Naktinė ataka tęsėsi apie valandą. Vokiečiai kelis kartus priartėjo beveik prie tranšėjų, tačiau kiekvieną kartą sovietų karių ugnis juos atstūmė atgal. Michailas jau buvo sunaudojęs 10 dėklų, kai ataka pagaliau nurimo. Priešas atsitraukė, palikdamas sniegę savo žuvusiųjų ir sužeistųjų. Aimanos vokiškai pasiekė iš tamsos, tačiau niekas nerizikavo išeiti iš tranšėjų. Tai galėjo būti spąstai. Gromovas nuleido galvą ant sniego ir užsimerkė. Nuovargis užgriuvo staiga, rankos drebėjo nuo įtampos, ausyse skambėjo nuo šūvių triukšmo. Stepanas sėdėjo šalia, apsikabinęs sveika ranka kelius ir tyliai verkė. Michailas nesistengė jo paguosti, pats buvo ant ribos. Jie išgyveno šią dieną, tačiau kiek dar tokių dienų teks išgyventi? Ryte 31 1941 metų gruodžio dieną gynėjams, saugantiems Maskvos pasienį, pasitiko 25 laipsnių šalčio. Vokiečių puolimas užgeso. Žvalgyba pranešė, kad priešas pereina į gynybą, kad sovietų pajėgos ruošiasi kontrpuolimui. Tai buvo neįtikėtina žinia. Visų pirma, per 6 mėnesius karo Raudonoji armija ruošėsi ne atsitraukti, o pulti. Michailas Gromovas išgirdo šias naujienas su palengvėjimu, bet ir su nerimu. Puolimas reiškia išėjimą iš apkasų, judėjimą į priekį, ataką į tvirtintas vokiečių pozicijas. Ir kulkosvaidis Dedikterjevo turėjo lydėti pėstininkus, palaikydamas ataką ugnimi. Sausio 3 dieną 1942 metais kuopa gavo įsakymą pulti. Michailui buvo išduotas naujas kulkosvaidis. Jo senasis Taipei po 3 dienų kovų buvo išsiųstas remontui. Vamzdis buvo nusidėvėjęs. Grįžtamasis kovinis spyruoklė buvo silpna. Kelios detalės reikalavo pakeitimo.
Naujasis kulkosvaidis buvo to paties 1939 metų gamybos, bet atrodė šviežiau. Stepana Korotkovo išsiuntė į Medsanbatą. Jo žaizda pasirodė esanti rimtesnė, nei atrodė. Pradėjo uždegimas. Naujų antrojų skaičiavimo nariu buvo paskirtas Petras Somovas, buvęs kasybininkas iš Donbaso, tvirtas 30 metų vyras, kuris iki karo leidosi į kasyklas ir žinojo, kas yra dirbti sunkiose sąlygose. Petras buvo mažai kalbus, bet patikimas ir Michailas greitai prie jo priprato. Puolimas prasidėjo auštant sausio 5 dieną. Artilerija šaudė į vokiečių pozicijas pusę valandos. Tada pėstininkai pakilo į puolimą. Michailas bėgo, laikydamas kulkosvaidį pasiruošimo padėtyje. Petras šalia nešė dėžes su šoviniais ir atsarginiu vamzdžiu. Dabar kulkosvaidžio komplektą sudarė antras vamzdis, nors jo pakeitimas kovos metu išliko sudėtinga procedūra. Sniegas buvo gilus, bėgti buvo sunku, bet baimė varė į priekį. Vokiečių kulkosvaidžiai atidaro ugnį ir keli raudonarmiečiai krito. Gromovas puolė už sniego pusnies ir pasuko kulkosvaidį. Jis pamatė vokiečių ugnies tašką maždaug 300 metrų atstumu. Kulkosvaidis MG-34 šaudė iš už rąstų priedangos. Michailas pasikėlė taikiklį ir paleido ilgą seriją. Deipiai taikymo atstumas sudarė 1500 metrų ir 300 metrų kulkos skrido tiksliai. Vokiečių kulkosvaidis nutylėjo. Puolimas vyko. Sovietų kariai judėjo nuo priedangos prie priedangos, slopindami vokiečių ugnies taškus. Michailas su savo skaičiavimu judėjo kartu su pirmaujančiais padaliniais, vedant ugnį iš trumpų sustojimų. Kulkosvaidis Dedikterjevo rodė save kaip tokį ginklą, kokiu jį buvo sugalvoję konstruktoriai, manevringą, sugebantį palaikyti pėstininkus judėjime. Svoris 2,8 kg leido vienam kariui nešti ginklą ir greitai jį išdėstyti pozicijoje. Kojelė buvo nustatyta per kelias sekundės. Žurnalas buvo įstatytas vienu judesiu ir kulkosvaidis buvo paruoštas kovai. Iki vidurdienio kuopa pažengė 2 km, išstūmusi vokiečius iš pirmosios tranšėjų linijos. Tačiau priešininkas nesiruošė atsitraukti be kovos. Iš gylio gynybos buvo atsiųsti rezervai. Vokiečių artilerija pradėjo šaudyti į atkovotas pozicijas. Michailas su Petru pasislėpė vokiečių apkasai, kurie dar prieš kelias valandas buvo užimti priešo. Apkasas buvo geriau įrengtas nei sovietinis. Lentų danga apačioje, rąstų dangos viršuje, net mažas krosnelė kampe. Vokiečiai mokėjo įsikurti. Gromovas patikrino kulkosvaidį, pakeitė žurnalą į naują. Jie jau buvo išnaudoję pusę mūšio komplekto ir Petras nuėjo atgal už naujų diskų. Petras grįžo po 20 minučių su pilna dėže paruoštų šovinių ir neraminančia žinia. Vokiečiai rengė kontrataką. Jų tankai pastebėti kilometro atstumu nuo atkovotų pozicijų. Vyriausiasis seržantas Kovaljovas jau davė nurodymus, išdėstydamas karius ugnies pozicijose ir dalindamas prieš panzerinės granatas. Michailui jis įsakė užimti poziciją dešiniajame flange, iš kur gerai buvo matyti kelias, kuriuo galėjo judėti vokiečių tankai. Gromovas suprato, kad jo kulkosvaidis prieš šarvus yra bejėgis, tačiau jis galėjo sustabdyti pėstininkus, kurie neišvengiamai lydės tankus. Vokiečiai pasirodė po pusvalandžio.
3 vidutiniai tankai PZ-4 ir apie 2 pėstininkų būriai judėjo tankių eilių, akivaizdžiai pasitikintys savo pranašumu. Sovietų artilerija juos pasitiko ugnimi, tačiau sviediniai krito netiksliai. Korektorius buvo sužeistas, ryšys su baterija nutrūko. Vienas tankas užsidegė, 2 kiti tęsė judėjimą. Vokiečių pėstininkai išsisklaidė, puolė, pradėjo judėti trumpais šuoliais. Tai buvo patyrę kareiviai, o jų veiksmai buvo suderinti. Michailas laukė, kol jie pateks į efektyvios ugnies zoną. Esant 500 metrų taikymo atstumui, efektyviausia distancija DIP laikoma 400–500 metrų atstumu. Tokiu atstumu kulkos išlaikydavo pakankamai energijos, o sklaida buvo minimali. Kai vokiečiai priartėjo iki 500 metrų, Gromovas atidarė ugnį. Pirmasis šūvis buvo taiklus. Jis matė, kaip vienas iš vokiečių kareivių sujudėjo ir krito. Likusieji nedelsdami puolė, pradėjo ieškoti ugnies šaltinio. Michailas pasislinko į šoną, žinodamas, kad jo poziciją nustatys pagal ugnies liepsną. Vokiečių kulkosvaidžiai atidarė atsakomąją ugnį. Kulkos švilpė virš apkasų, išmušdamos medienos gabalus iš užtvaros. Petras gulėjo šalia, prisiglaudęs dėžę su šoviniais. Jo veidas buvo blyškus, tačiau rankos nedrebėjo. Gromovas paleido dar vieną šūvį, vėl pasislinko. Taip jį mokė mokykloje – šaudyti ir keisti poziciją, neleisti priešui užfiksuoti ugnies taško. Mūšis įsiplieskė. Vokiečių tankai prasiveržė iki pirmosios apkasų linijos, tačiau čia juos pasitiko buteliai su degiomis medžiagomis ir granatų ryšuliai. Vienas tankas sustojo, antras bandė apsisukti, bet sprogo ant minos. Vokiečių pėstininkai liko be šarvuotos paramos ir pradėjo trauktis. Michailas vedė metodinę ugnį į atsitraukiančius, stengdamasis neleisti jiems organizuotai pasitraukti. Antrasis šovinys, trečiasis, ketvirtasis. Šaudmenų sunaudojimas buvo didžiulis, tačiau rezultatas buvo akivaizdus. Vokiečiai bėgo mesti ginklus, tempdami sužeistuosius. Jų kontratakos bandymas žlugo. Iki sausio 7 vakaro kuopa įsitvirtino atkovotose pozicijose. Nuostoliai buvo reikšmingi. Iš 218 žmonių liko 83. Vyriausiasis seržantas Kovaljovas buvo sužeistas šrapneliu į koją, tačiau liko gretose, šlubuodamas ir remdamasis į šautuvą kaip į lazdelę. Michailas Gromovas liko sveikas, nors kelis kartus buvo labai arti mirties. Viena kulka pramušė kulkosvaidžio dėžę, nepadarydama žalos mechanizmui, tačiau sugadinusi 7 šovinius. Kita pataikė į šalmą, palikdama gilę įdubą ant plieno. Petras Somovas gavo lengvą sužeidimą petyje, tačiau atsisakė vykti į medikų punktą, pats apsirišo žaizdą ir tęsė 2 numerių pareigas. Sekančios savaitės praėjo poziciniuose mūšiuose. Frontas stabilizavosi. Abi pusės įsikūrė žemėje, statė įtvirtinimus, kaupė jėgas būsimoms operacijoms. Michailas gavo seržanto laipsnį ir padėką iš pulko vado už puikų kulkosvaidžių darbą mūšiuose. Jo deipiai sėkmingai dirbo visą sausį, nesukeldamas nei vienos rimtos gedimo. Gromovas kruopščiai prižiūrėjo ginklą, valė jį kiekvieną vakarą, tepdavo specialią ginkluotę, kurią saugojo kaip akies vyzdį. Jis prisiminė gamyklos cechus, prisiminė, kiek darbo įdėta į kiekvieną šio kulkosvaidžio detalę ir elgėsi su juo kaip su gyvu padaru, nuo kurio priklausė jo ir draugų gyvenimas.
12-2042 metų vasarį divizija buvo perkelta pertvarkymui. Michailą pakvietė bataliono vadas ir pasiūlė instruktoriaus pareigas mokomajame padalinyje. Patyrusių kulkosvaidžių šaudikų reikėjo mokyti naujokų. Gromovas atsisakė. Jis žinojo savo kulkosvaidį, žinojo, kaip jis veikia mūšyje ir suprato, kad jo patirtis priekinėje linijoje bus naudingesnė nei užnugaryje. Vadas nesikreipė, tik paplojo Michailui per petį ir pasakė, kad tokių karių armijoje turėtų būti daugiau. Pavasaris užklupo pulką Smolensko srityje. Prasidėjo purvas, keliai tapo minkšti, o aktyvūs koviniai veiksmai nurimo. Michailas pasinaudojo šiuo laiku, kad tobulintų įgūdžius su savo skyriumi. Petras Somovas buvo geras karys, tačiau jam trūko greičio keičiant magazinus. Gromovas treniravo jį valandomis, siekdamas automatizuoti judesius. Balandžio pabaigoje Petras galėjo pakeisti diską per 3 sekundės net ir užsimerkęs. Tai buvo svarbu. Mūšyje kiekviena sekundė galėjo kainuoti gyvybę. Gegužės mėnesį pulkas gavo papildymą ir naują techniką. Tarp atvykusių ginklų buvo modernizuoti kulkosvaidžiai DPM. Dabar jie buvo žymimi kaip DPM. Michailas su susidomėjimu studijavo pakeitimus. Svarbiausias naujovė buvo ta, kad sugrįžtamoji kovinė spyruoklė buvo perkelta į specialią vamzdį ant gaiduko rėmo, nutolusi nuo vamzdžio. Tai išsprendė spyruoklės perkaitimo problemą intensyvaus šaudymo metu, kuris persekiojo originalią konstrukciją. Taip pat pasikeitė bipodo konstrukcija. Dabar jis tapo patogesnis. Tvirtinimas tapo patikimesnis. Gromovas paprašė pakeisti savo seną DP į naują DPM, tačiau gavo atsisakymą. Nauji kulkosvaidžiai buvo skirti formuojamiems padaliniams, o veikiančios dalys turėjo kovoti su tuo, kas buvo. Michailas nesijautė įsižeidęs. Jo kulkosvaidis veikė be priekaištų ir jis nenorėjo keisti patikimo ginklo į naują, nors ir patobulintą, bet nepatikrintą mūšyje. 12-2042 metų vasarą pulkas buvo perkelta į pietus, į Voronežo kryptį. Čia prasidėjo nauja vokiečių operacija, nukreipta į Stalingradą ir Kaukazą. Michailas vėl atsidūrė mūšio centre. Voronežo kryptis pasitiko pulką, varginantį karščių ir dulkėtais stepiniais vėjais. Temperatūra kilo iki 35 laipsnių šešėlyje, o šešėlio nebuvo. Vien tik saulės išdegta stepė ir retos balos, kur buvo galima pasislėpti nuo kaitrios šilumos. Vokiečiai puolė greitai. Jų tankų kuopos pralaužė gynybą, apsupo visus divizijas, priversdamos sovietų kariuomenę trauktis į rytus. Michailas Gromovas su savo komanda atsidūrė Ariergrade, saugodamas pagrindinių pulko pajėgų atsitraukimą. Tai buvo dėkingas ir pavojingas darbas. Ariergrado mūšiai visada buvo patys kruviniausi, nes reikėjo sulaikyti pranašesnį priešininką, suteikiant savo galimybę atsitraukti ir užimti naujas pozicijas. 23 birželio dieną, lygiai po metų nuo karo pradžios, Gromovo kulkosvaidininkų komanda užėmė poziciją ant kalvos prie Koroatik kaimo. Iš čia puikiai matėsi kelias, kuriuo judėjo vokiečių daliniai. Michailas matė per binoklį ilgas technikos kolonas, tankus, šarvuočius, sunkvežimius su pėstininkais, motociklus, žvalgybą. Tai buvo galinga grupuotė ir sulaikyti ją vieno pulko jėgomis buvo neįmanoma. Tačiau įsakymas buvo aiškus.
laikyti iki vakaro, suteikti galimybę pagrindinėms pajėgoms perplaukti Doną ir užimti priešingą krantą. Vokiečiai puolė apie vidurdienį. Jie nešvaistė laiko žvalgybai, tiesiog į priekį išmetė pėstininkus ant šarvuočių, palaikomų tankų. Sovietų artilerija susitiko su jais ugnimi, numušė keletą mašinų, tačiau sustabdyti puolimo negalėjo. Šaudmenų buvo mažai, artilerijos taip pat. Pagrindinė našta teko šaulių daliniams. Michailas laukė, kol vokiečiai įžengs į efektyvios ugnies zoną. Jo kulkosvaidis stovėjo griovyje, kruopščiai paslėptas šakomis ir sausa žole. Petras Somovas gulėjo šalia, laikydamas dėžę su šoviniais. Per mėnesius bendrų kovų jie išmoko suprasti vienas kitą be žodžių. Vieno žvilgsnio užtekdavo, kad žinotum, ką daryti. Kai vokiečių pėstininkai nusileido ir pradėjo judėti į priekį, Gromovas atidarė ugnį. Dei dirbo, išmesdamas seriją po serijos. Blikstė saulėtą dieną buvo beveik nematoma, tačiau automatinio šaudimo garsas atskleidė poziciją. Vokiečiai nedelsdami puolė į kalvą smarkė ugnimi. Kulkos švilpė iš visų pusių. Minos sprogo 20 metrų nuo griovio, pakeldamos žemės ir dulkių stulpus. Michailas tęsė šaudimą, keisdamas taikymosi tašką, neleisdamas vokiečiams organizuotai pulti. Pirmas šovinių dėklas baigėsi, Petras pateikė antrą, tada trečią. Šovinių sunaudojimas buvo milžiniškas, tačiau kitaip negalima. Vokiečių buvo per daug. Prieš 3 valandą dienos tapo aišku, kad pozicijos išlaikyti nepavyks. Vokiečiai apėjo kalvą iš šonų, grasindami apsupti. Štabo seržantas Kovaljovas, kuris dabar vadovavo kuopai po kapitono žūties, davė įsakymą atsitraukti. Michailas dengė draugų atsitraukimą, šaudydamas į artėjančius vokiečius. Petras jau surinko dėžes su likusiais šoviniais, pasiruošęs bet kuriuo momentu palikti poziciją. Kai didžioji dalis kovotojų atsitraukė į balą, Gromovas davė paskutinį ilgą seriją, paėmė kulkosvaidį ir bėgo. Vokiečių kulkos draskė žemę po jo kojomis, tačiau jis bėgo, nesigręždamas, žinodamas, kad sustojimas reiškia mirtį. Griovyje jis krito ant žemės, dusdamas. Petras pasirodė iš paskos, vilkdamas dėžes su amunicija. Abu buvo gyvi, abu buvo sveiki, bet atrodė kaip vaiduokliai. Veidai buvo padengti dulkėmis ir suodžiais, uniformos suplėšytos, akis raudonos nuo nuovargio. Vyresnysis davė jiems 10 minučių poilsiui, tada įsakė judėti toliau. Iki perėjos per Doną buvo dar 15 kilometrų, o vokiečiai nesuteikė poilsio, spaudžiant atsitraukiančias dalis. Perėja virto pragaru. Vokiečių aviacijos bombos bombardavo pontoninį tiltą. Artilerija smogė prieigos prie upės, sukurdama kamščius iš technikos ir žmonių. Michailas su savo skaičiavimu perėjo vienas iš paskutinių, kai tiltas jau degė ir sviravo po sviedinių smūgiais. Rytų krante jie iš karto užėmė gynybą, ruošdamiesi atremti vokiečius, jei tie bandys kirsti upę. Tačiau priešas to nedarė, apsiribodamas artilerijos ugnimi sovietinių pozicijų. Akivaizdu, kad vokiečių komandavimas nusprendė neišnaudoti jėgų tiesioginiam šturmui, o apeiti gynybą iš šonų. Liepa ir rugpjūtis praėjo sunkiose. Gynybinėse kovose. Pulkas buvo perkeliamas iš vieno skyriaus į kitą, užtaisant skylutes gynyboje, atremiant vokiečių atakas. Michailas prarado skaičių mūšių.
Jie susiliejo į vieną begalinį košmarą iš šūvių garsų, sužeistųjų klyksmų, dūmų ir kraujo. Jo kulkosvaidis dirbo be priekaištų, nors dėvėjimas buvo milžiniškas. Vamzdį keitė 2 kartus, keletą kartų keitė nusidėvėjusias mechanizmo detalės, tačiau konstrukcijos pagrindas laikėsi. Paprastumas dedikterio kulkosvaidžio gamyboje, kuris leido jį pagaminti per 130 valandų, prieš 700 valandų macimui, tapdavo patikimumu lauko sąlygomis. Mažiau detalių reiškė mažiau sugedimų. Rugpjūčio pabaigoje pulkas gavo įsakymą perkelti į Stalingradą. Miestas jau kelias savaitės buvo po vokiečių aviacijos ir artilerijos smūgiais. Gynybinė padėtis buvo kritinė. Reikėjo šviežių jėgų ir išvargintas kovų, bet nenugalėtas pulkas buvo nusiųstas ten, kur sprendėsi visos karo likimas. Michailas priėmė šią žinią ramiai. Po visko, ką išgyveno, Stalingradas atrodė tiesiog kaip dar viena kova, nors ir labai sunki. Į Stalingrado pulkas atvyko 5 rugsėjo 19 1042 metų per baržą per Volgą. Perėja buvo nuolat šaudoma. Vokiečių artilerija apšaudė visas perėjas, o aviacija kabėjo virš upės nuo Aušros iki Sutemos. Michailas matė, kaip dega baržos, kaip skęsta žmonės ir technika, kaip Volga nusidažo krauju. Jų barža praeina stebuklingai. Keletas sviedinių nukrito šalia, pakeldami vandens stulpus. Šrapneliai išdaužė šonus, bet laivas pasiekė krantą. Prie prieplaukos juos pasitiko armijos komisaras, kuris trumpai paaiškino situaciją. Vokiečiai užėmė didžiąją miesto dalį. Sovietų kariuomenė laiko siaurą juostą ilgai Volgos. Kovos vyksta už kiekvieną namą, už kiekvieną aukštą, už kiekvieną kambarį. Pulkų buvo skirtas gynybos sektorius šalia Raudonojo spalio gamyklos. Tai buvo pramoninė zona su daugybė dirbtuvių, sandėlių, gamyklių pastatų. Vokiečiai siekė užimti gamyklas, pasiekti Volgą ir atskirti miesto gynėjus nuo tiekimo. Sovietų kariuomenė kabinosi už kiekvieno pastato, paversdama juos tvirtovėmis. Michailas su savo komanda užėmė poziciją 3 aukšte sugriauto cecho. Langai buvo išdaužyti, sienos išvagotos šrapneliais, bet betoninės perdangos laikėsi, suteikdamos prieglobstį nuo ugnies. Iš čia gerai matėsi gamyklos aikštė ir priėjimai prie kaimyninio pastato, kurį užėmė vokiečiai. Miesto mūšiai skyrėsi nuo lauko viskuo. Atstumai buvo trumpi, 50–100 metrų, retai daugiau. Tikslaus šaudimo dėpei atstumas 1500 metrų čia nebuvo reikalingas. Bet buvo reikalingas didelis šaudimo greitis ir manevringumas. Dedikterjevo kulkosvaidis pasirodė puikiai. Jį buvo galima greitai perkelti iš vienos patalpos į kitą, įrengti lango angos vietoje ant laiptų aikštelės sugriuvusios sienos plyšyje. Svoris 2,8 gramų leido vienam kariui nešti ginklą po griuvėsius, kopti per griuvėsius, praeiti pro nuolaužas. Vokiečiai užpuolė kitą dieną po pulko atvykimo. Jie judėjo tankiomis grupėmis, pasislėpdami už tankų ir šturmo pabūklų. Michailas atidarė ugnį, kai priešininkas priartėjo iki 80 metrų. Tokiu atstumu kiekviena kulka rado tikslą. Deipiai šaudė trumpomis serijomis. Petras keitė dėklus su įgūdžiu ir kulkosvaidis beveik nesustodavo. Vokiečiai atsigulę pradėjo slopinti ugnies tašką iš minosvaidžių ir priešlėktuvinių pabūklų. Sprogmenys smūgiavo į pastatą, griovė sienų gabalus, bet Michailas tęsė šaudimą,
keisdamas poziciją po kiekvienos serijos. Jis išmoko jausti, kada reikia pasitraukti. Kažkoks šeštasis jausmas pasakydavo, kada į jo seną poziciją atskris sprogmuo. Ataka užgeso iki vidurdienio. Vokiečiai atsitraukė, palikdami aikštėje apie 20 žuvusiųjų. Sovietų nuostoliai buvo mažesni – 3 žuvusieji, 5 sužeisti. Vyresnysis Kovaljovas apėjo pozicijas, tikrindamas karių ir ginklų būklę. Pas Michailą jis užtruko ilgiau nei įprastai, atidžiai apžiūrėjo kulkosvaidį, patikrino likusį šaudmenų kiekį. Šaudmenų liko mažiau nei pusė pradinio atsargo ir vyresnysis pažadėjo organizuoti šaudmenų pristatymą iki vakar. Tiekimas Stalingrade buvo didžiulė problema. Viskas turėjo būti pervežama per Volgą po ugnimi ir kiekviena kulka, kiekviena granata buvo aukso vertės. Naktį Petras Somovas negrįžo iš užduoties. Vyresnysis nusiuntė jį su grupe karių už šaudmenimis prie perėjos ir grupė pateko po ugnimi. 3 žuvo, 2 sužeisti. Petras dingo be žinios. Michailas laukė iki ryto, tikėdamasis, kad partneris pasirodys, bet Somovas neatsirado. Naujų antrų komandos narių buvo paskirtas visai jaunas vaikinas Kolia Zaicevas, kuris prieš 2 savaitės baigė mokymus ir atvyko į Stalingradą su papildymu. Vaikinas buvo 18 metų. Jis buvo liesas, nesusitvarkęs su išsikišusiomis ausimis ir išsigandusiais akimis. Michailas pažvelgė į jį ir suprato, kad teks viską mokyti iš naujo. Kolie nežinojo, kaip teisingai paruošti šaudmenų dėžes, kaip greitai jas keisti, kaip nešti dėžes su diskais, kad jos neskriaudė ir neatskleistų pozicijos. Gromovas praleido visą kitą dieną mokydamas naują padėjėją, paversdamas jį iš išgąsdinto šauktinio į kovotoją. Kovos Stalingrade vyko dieną ir naktį. Vokiečiai atakavo, sovietų kariuomenė kontratakavo. Ir fronto linija sviravo per vieną kvartalą, vieną gatvę, vieną pastatą. Michailas su savo skaičiavimu atmušė 7 vokiečių atakas per 10 dienų. Jo kulkosvaidis tapo žinomų pulke. Kovotojai žinojo, kad kol veikia Gromovo DP, sektorius bus išlaikytas. Michailas nesijautė herojumi. Jis tiesiog dirbo savo darbą, tačiau vadovybė pažymėjo jo veiksmus, paskirdama jam Raudonosios žvaigždės ordiną. Apdovanojimą įteikė tiesiai pozicijoje, be ceremonijų. Bataliono komisaras tiesiog prikabino ordiną prie gimnastikos uniformos ir paspaudė ranką. Michailas tylėdamas priėmė apdovanojimą, žinodamas, kad jis buvo įgytas draugų krauju, kad šalia jo kulkosvaidžio liko gulėti 10 sovietų kovotojų. Rugsėjo pabaigoje vokiečiai metė į kovą šviežias divizijas, bandydami prasiveržti link Volgos ir sutrikdyti miesto gynybą. Jie puolė per visą frontą, naudodami masyvų aviacijos ir artilerijos palaikymą. Raudonojo spalio gamyklos rajonas patyrė ypač stiprų smūgį. Michailas matė, kaip griūva gamyklos pastatai, kaip dega sandėliai, kaip dangus virš miesto juoduoja nuo dūmų. Jo pozicija 3 aukšte užgriuvo tiesioginis bombų smūgis. Gromovas atsibudo po griuvėsių, prispaustas betono sijos. Šalia gulėjo Kolia Zajevas. Jo veidas buvo kruvinas, bet vaikinas kvepavo. Kulkosvaidis buvo po nuolaužomis, bet sveikas. Michailas užčiupo charakteringą pistoletų ir disko formą. Jie išsikrapštė iš griuvėsių 2 valandas, perstumdydami nuolaužas, prasispausdami pro siauras plyšius. Kai pagaliau išlipo į paviršių, paaiškėjo, kad pastato nebėra.
Ten, kur buvo dirbtuvės, buvo griuvėsių krūva. Vyriausiasis Kovaljovas juos rado griuvėsiuose vakare. Vasilijus Petrovichas pats buvo sužeistas. Šrapnelis jam pervėrė šoną. Gimnastikos uniforma buvo permirkusi krauju, bet jis toliau vadovavo likusiems kuopos kariams. Iš 120 žmonių, kurie atvyko į Stalingradą prieš mėnesį, liko 37. Kiti žuvo, buvo sužeisti arba dingo be žinios. Vyriausiasis įsakė Gromovui persikraustyti į kaimyninio pastato rūsį, kur susirinko išgyvenę kovotojai. Michailas užsikrovė kulkosvaidį ant peties. Kol jie paėmė dėžes su šaudmenimis ir jie patraukė per griuvėsius. Miestas degė. Dangus buvo raudonas nuo gaisrų šviesos. Oro dūmai buvo tokie tiršti, kad buvo sunku kvėpuoti. Rūsyje jų laukė ginklo bendražygiai. Kulkosvaidininkai, automatininkai, šauliai. Visi buvo išvargę, purvini, nebarstyti, bet akyse degė užsispyręs ugnis. Niekas nesiruošė pasiduoti. Vyriausiasis išskleidė ant dėžės žemėlapį ir parodė naujas pozicijas. Kuopai reikėjo užimti gynybą pusiau sugriuvusiame sandėlyje 100 metrų atstumu nuo jų dabartinės vietos. Vokiečiai užėmė gamyklos kiemą ir ruošėsi naujam puolimui link Volgos. Užduotis buvo paprasta ir baisi tuo pačiu metu. Nepraleisti priešo, stovėti iki mirties. Naktį Michailas valė kulkosvaidį prie dūmų šviesos. Deipiai patyrė daug. Jis buvo po ugnies, buvo užverstų likučių, bet toliau dirbo. Gromovas išardė mechanizmą, nušluostė kiekvieną detalę, sutepė trinamas dalis, patikrino grįžtamąją spyruoklę. Spyruoklė įkaisdavo šaudant ir tai buvo žinomas konstrukcijos trūkumas. Bet naujos kulkosvaidžio modifikacijos išsprendė šią problemą, perkelė spyruoklę į atskirą vamzdį ant gaiduko rėmo. Michailas svajojo gauti tokį modernizuotą DPM, bet Stalingrade nebuvo modernizavimo. Į kovą ėjo viskas, kas šaudo. Kolje Zaicevas sėdėjo šalia, kraudamas dėtuves. Per 2 savaitės kovų vaikinas užaugo. Jo akys nustojo būti išsigandusios. Judesiai tapo užtikrinti. Jis išmoko dirbti greitai ir tiksliai. Ir Michailas buvo patenkintas savo padėjėju. Ryte spalio 1 vokiečiai pradėjo ryžtingą šturmą. Jie metė į ataką apie batalioną pėstininkų. Palaikomų šturmo patrankų ir tankų. Artilerijos paruošimas truko valandą, paversdamas ir taip sugriautus pastatus griuvėmis. Michailas su savo kuopa užėmė poziciją kampinėje patalpoje sandėlio pastate 2 aukšte. Iš ten gerai matėsi kiemas ir prisertinimai iš vokiškų pozicijų. Kulkosvaidis stovėjo langų angose, užmaskuotas plytų liekanomis. Kolje šalia išdėliojo 6 užtaisytas dėtuves. Tai buvo visas jų amunicijos komplektas. Po to liko tik išbarstyti šoviniai, kuriuos reikėjo užtaisyti į diską rankomis. O tam reikėjo laiko, kurio kovoje nėra. Vokiečiai pasirodė 9 ryto. Jie judėjo sukdami, grupėmis po 10-15 žmonių, uždengdami vienas kitą ugnimi. Tai buvo patyrę šturmo daliniai, specialiai apmokyti miesto kovoms. Michailas laukia, kol pirmoji grupė priartės per 50 metrų. Tokiu atstumu pramesti buvo neįmanoma. Jis atidarė ugnį ir Dektarjovo kulkosvaidis pradėjo dirbti.
Pirmas šūvis nušovė 3 vokiečius, kiti nugrimzdo, pradėjo ieškoti ugnies taško. Gromovas jau persikėlė prie kito lango, iš ten paleido antrą šūvį. Vokiečiai atidarė atsakomąjį ugnį, bet šaudė į tuščią langą. Michailas grįžo į pirmą poziciją, paleido trečią šūvį. Taip jis dirbo, persikeldamas tarp 3 langų angų, neleisdamas priešininkui nustatyti tikslios kulkosvaidžio vietos. Pirmoji dėtuvė ištuštėjo per 2 minutes intensyvios kovos. Kolje pateikė antrą diską ir Deipiai vėl pradėjo dirbti. Vokiečiai atvilko šturmo patranką, kuri pradėjo sistemingai šaudyti į pastatą tiesiogiai. Šoviniai peršovė sienas, sugriovė lubas, bet Michailas toliau šaudė. Jis matė, kaip vokiečių pėstininkai, naudodamiesi ugnies parama, artėja prie pastato. Dar 50 metrų, 40, 30. Pirmame aukšte išgirdo automatiniai šūviai. Tai buvo sovietiniai automatininkai, susitikę su priešu. Kova persikėlė į vidų pastato. Gromovas pasuko kulkosvaidį, dengdams laiptus, kuriais vokiečiai galėjo pakilti į antrą aukštą. Pirmasis vokietis pasirodė laiptuose per 5 minutes. Michailas davė trumpą šūvį ir kareivis pilkai uniformoje krito žemyn. Antras, trečias. Visi jie krito, nepasiekę antro aukšto aikštelės, tačiau jų buvo daug, per daug. Trečiasis žurnalas ištuštėjo, kol jie pateikė 4. Gromovas suprato, kad tai ilgai netruks. Šaudmenys baigėsi, vokiečiai spaudžia, pastatas griūva po šturmo artilerijos smūgiais. Tačiau įsakymas buvo aiškus – laikytis, ir Michailas laikėsi. Priešpiet vokiečiai įsilaužė į pirmą aukštą. Skambėjo šūksniai vokiečių kalba, granatų sprogimai, automatiniai šūviai. Vyresnysis Kovaljovas organizavo gynybą laiptų aikštelėse, tačiau jėgos buvo nelygios. Gromovas tęsė ugnį kieme, neleisdamas prieiti naujoms priešo grupėms. 5. žurnalas, 6. tai buvo paskutinis užtaisytas diskas. Po jo liko tik laisvi šaudmenys. Kol jie pradėjo beprotiškai užtaisyti naują žurnalą. Jo pirštai drebėjo nuo įtampos, šaudmenys iškrito, tačiau jis nepasidavė. Vokiečiai pakilo į antrą aukštą iš kitos pastato pusės. Michailas išgirdo jų balsus, žingsnius ir suprato, kad jo pozicija buvo apeita. Jis pasuko kulkosvaidį į duris, pasiruošęs pasitikti priešininką. Kol jie prisiglaudė prie sienos, laikydamas rankose paskutinę granatą. Durys atsivėrė ir pro angą pasirodė figūros pilkoje uniformoje. Gromovas paspaudė gaiduką, tačiau Deipiai užsikabino. Šaudmo užstrigo šaudymo kameroje. Tai buvo pirmas gedimas per visus mėnesius eksploatacijos ir jis įvyko pačiame netinkamiausiame momente. Michailas trūko už rakto, bandydamas ištraukti užstrigusi šaudmenį, tačiau laiko nebuvo. Vokiečiai jau įžengė į kambarį, pakeldami automatus. Kolje Zaicevas numetė granatą. Sprogimas apakino visus kambaryje, šukės išsisklaidė visomis kryptimis. Michailas pajuto smūgį į petį, tačiau tęsė dirbti su užrakto mechanizmu. Užstrigęs šaudmuo pagaliau išlėkė. Naujas užėmė vietą. Deipiai vėl pradėjo veikti, šaudydamas vokiečius iš arti. Kambarys pripildė dūmų ir triukšmo. Sienos drebėjo nuo sprogimų. Kai viskas nurimo, Michailas apžiūrėjo aplink. 4 vokiečiai gulėjo prie įėjimo.
kol jie sėdėjo prie sienos, prispaudęs ranką prie šono. Šūkiai iš jo pačios granatos pataikė į jį. Gromovas prišliaužė prie padėjėjo, apžiūrėjo žaizdą. Ji buvo negili, tačiau kraujas tekėjo gausiai. Michailas greitai perrišo Koljos žaizdą, naudodamas individualų paketą, kurį kiekvienas karys nešėsi ant diržo. Vaikinas buvo blyškus, lūpos drebėjo, tačiau jis stengėsi šypsotis, parodydamas, kad laikosi. Gromovas liepė jam likti vietoje ir nesikelti, o pats grįžo prie kulkosvaidžio. Reikėjo užtaisyti naują žurnalą. Paskutinis užtaisytas diskas ištuštėjo. Michailas dirbo greitai, kišdamas šaudmenį po šaudmenio į apvalų žurnalą, sudėdamas juos kulkų galvutėmis į centrą, kaip reikalavo konstrukcija. 47 šaudmenys, kiekvienas kalibro 7–6 mm. Kiekvienas galėjo išgelbėti gyvenimą arba jį atimti. Pastatas toliau griuvo. Šturmo artilerija smogė metodiniu būdu, griaudama sieną po sienos. Pirmasis aukštas buvo visiškai užimtas vokiečių, tačiau jie negalėjo pakilti aukščiau. Kiekviena bandymas baigdavosi nuostoliais. Vyresnysis Kovaljovas laikė gynybą laiptų aikštelėje su likusiais 10 karių. Šaudmenys visiems baigdavosi ir buvo naudojamos granatos, špagos, sprogdinimo kastuvai. Žygis virto artima kova, kurioje sprendė ne taktiniai įgūdžiai, o pyktis ir neviltis. Iki 3 dienos valandos atvyko pastiprinimas. Jūrų pėstininkų kuopa, perkelta iš rezervo, kontratakavo vokiečius iš šono, atstumdama juos nuo pastato. Jūrininkai kovojo įnirtingai. Jų juodi paltai švytėjo tarp griuvėsių, automatai šaudė be sustojimo. Vokiečiai suklupo ir pradėjo trauktis, palikdami gamyklos kieme 10 žuvusių ir sužeistų. Michailas dengė kontrataką savo kulkosvaidžio ugnimi, šaudydamas į besitraukiančius. Jis nejautė gailesčio. Tai buvo karas, o priešas nepagailėjo jo draugų. Vakarop buvo suskaičiuoti nuostoliai. Kuopa, vadovaujama seržanto Kovalovo, prarado dar 12 žuvusių ir 8 sužeistus. Likė šiaip 17 kovotojų iš 120 atvykusių į Stalingradą prieš mėnesį. Pats Vasilijus Petrovich gavo antrą sužeidimą. Šrapnelis sužeidė koją ir seržantas dabar negalėjo vaikščioti be atramos. Jį evakavo per Volgą į ligoninę, o kuopai vadovauti pradėjo leitenantas Sergejus Orlovas, jaunas karininkas iš mokyklos, kuris atvyko su papildymu prieš savaitę. Michailas pažvelgė į naująjį komandirą ir pamatė sumišimą jo akyse. Leitenantas žinojo taktiką iš vadovėlių, tačiau Stalingrade vadovėliai neveikė. Čia reikėjo patirties, intuicijos gebėjimo priimti sprendimus per kelias sekundės. Spalis persirito į antrąją pusę. Kovos nenurimo nei dieną, nei naktį. Vokiečiai siuntė į puolimą šviežias dalis, bandydami prasiveržti prie Volgos ir sulaužyti gynybą. Sovietų kariuomenė laikėsi, kabindamasi už kiekvieno metro žemės, už kiekvieno sugriuvusio miesto akmens. Michailas su savo kulkosvaidžiu tapo legenda divizijoje. Apie jį kalbėjo apkasų. Jo vardas buvo perduodamas iš lūpų į lūpas. Sakė, kad kol veikia Gromovo kulkosvaidis, vokiečiai neprasiskverbs. Michailas nesijautė didvyriu. Jis tiesiog atliko savo darbą, šaudydamas iš savo DP, kuris tapo jam artimesnis už bet kurį žmogų. Kolja Zaicevas pasveiko nuo sužeidimo per savaitę ir sugrįžo į skaičių.
Michailas buvo laimingas matydamas savo partnerį. Per kovų mėnesius jie susivienijo, išmoko suprasti vienas kitą iš pusės žodžio. Kol jie tapo patyrusių kovotojų. Jo judesiai buvo aiškus ir greiti. Baimė dingo iš jo akių. Jis galėjo pakeisti magaziną per 2 sekundės, galėjo užkrauti diską ugnies metu per minutę, galėjo ištraukti sužeistą draugą iš po apšaudymo. Gromovas didžiavosi savo padėjėju. Iš išsigandusio berniuko išaugo tikras kareivis. Spalio pabaigoje divizija vėl pervedė į perdarimą, tiksliau, tai, kas liko iš divizijos, ir 6000 žmonių išgyveno mažiau nei 1000. Juos išvedė į rytinį Volgos krantą, kur, turint tam tikrą saugumą, buvo galima pailsėti, susitvarkyti, gauti papildymą. Michailas perdavė savo kulkosvaidį ginkluotės dirbtuvei kapitaliniam remontui. Deipiai dirbo 2 mėnesius nenutrūkstamų kovų, iššaudė kelis tūkstančius šovinių, išgyveno griuvėsius, sprogimus, šrapnelius. Meistrai stebėjosi, kaip ginklas dar veikia. Vamzdis buvo nusidėvėjęs beveik iki ribos. Grįžtamoji šoviniai spyruoklė buvo silpna. Keletą detalių reikėjo skubiai keisti. Po 3 dienų Michailui buvo išduotas remontuotas kulkosvaidis. Tai jau nebuvo jo senas Teipei, o kitas, bet to paties modelio. Gromovas priėmė ginklą, patikrino mechanizmą, atliko kelis kontrolinius šūvius poligone. Kulkosvaidis veikė puikiai, tačiau Michailas jautė, kad tai svetimas ginklas. Jis nežinojo jo rankų, nejautė jo prisilietimų, nebuvo su juo per ugnį ir mirtį. Bet pasirinkimo nebuvo. Senasis Teipei liko dirbtuvėse nurašymui, o naujasis turėjo tapti jo kovos draugu. Papildymas atvyko lapkričio pradžioje. 250 žmonių, didžiąja dalimi visiškai jauni, tik iš mokomųjų dalių. Jie žiūrėjo į veteranus su pagarba ir baime, matydami jų akyse pergyvento pragarą. Michailui sukako 24 metai, tačiau jis jautėsi seneliu šalia šių berniukų. Jis praėjo 1,5 metų karo, matė mirti 100 kartų, prarado draugus ir bendražygius, šaudė iš savo kulkosvaidžio į tūkstančius priešų. Karas seniai nunešė jo sielą, nors kūnas išliko tvirtas ir ištvermingas. Divizija buvo grąžinta į Stalingradą lapkričio viduryje. Situacija pasikeitė. Sovietų pajėgos ruošėsi kontratakai, kuri turėjo apsupti vokiečių grupuotę po miestų. Ore jautėsi įtampa, jausmas kažko didelio ir svarbaus. Kariuomenės pareigūnai vaikščiojo su rimtais veidais. Štabo transporto priemonės vėl važiavo pirmyn ir atgal, buvo pristatomi amunicijos ir maisto atsargos. Michailas matė, kad ruošiama didelė operacija ir tikėjosi, kad ji taps lūžio tašku kare. 11 dieną lapkričio mėnesį 192 metais prasidėjo kontrataka. Artilerija atidarė uraganinį ugnį vokiečių pozicijoms. Tada į puolimą išėjo tankai ir pėstininkai. Michailas su savo skaičiavimu judėjo antroje bangos, dengdamas puolimo dalis. Jo kulkosvaidis veikė, slopindamas vokiečių ugnies taškus, išlaisvindamas kelią pėstininkams. Vokiečiai pasipriešino beviltiškai, tačiau sovietų spaudimas buvo per stiprus. Puolimas vyko sėkmingai ir po savaitės apsupimo žiedas aplink Stalingradą užsidarė. 300 000 vokiečių kareivių atsidūrė katile, atskirti nuo tiekimo ir pastiprinimo. Gruodis atnešė žiaurius šalčius.
Temperatūra nukrito iki 30 laipsnių ir apsuptame Stalingrade prasidėjo badas. Vokiečiai bandė prasiveržti iš Katilo, siųsdami į puolimą išeikvotas divizijas, tačiau sovietų pajėgos laikė žiedą. Michailas su savo skaičiavimu užėmė poziciją išorinėje apsupimo fronte, atmušdamas bandymus išlaisvinti apsuptą grupuotę. Vokiečių vadovybė suformavo smogiamąją grupę, vadovaujamą generolo Manšteino, kuri turėjo prasiveržti koridoriumi pas apsuptus. Kovos buvo aršios. Vokiečiai suprato, kad tai jų paskutinė galimybė išgelbėti 300 000 kareivių. 12 dieną gruodžio mėnesį prasidėjo operacija Wintergewitter žiemos audra. Vokiečių tankų divizijos smogė į sovietų pajėgų pozicijas, bandydamos prasiveržti į Stalingradą. Michailas pirmą kartą pamatė naujus vokiečių tankus. Sunkieji tigrai, kurie ėjo priekyje, griaudami viską savo kelyje. Prieš jų šarvus Dedikterevo kulkosvaidis buvo bejėgis, tačiau pėstininkus, lydėjusius tankus, buvo galima sustabdyti. Gromovas šaudė į vokiečių granadiers, neleisdamas jiems įsitvirtinti užimtuose ruožuose. Muničių sunaudojimas buvo milžiniškas. Per dieną jis iššovė 20 dėtuvių, beveik 1000 šovinių. Kolja Zaicevas vos spėjo pakrauti diskus. Jo pirštai kraujavo nuo nuolatinio darbo su kietomis dėtuvių spyruoklėmis. Vokiečiai pasistumėjo 50 km, priartėję prie Miškovo upės. Nuo čia iki apsuptų kariuomenių liko tik 40 km, bet toliau prasiveržti nepavyko. Sovietų vadovybė perkelė rezervus, sustiprino gynybą ir puolimas sustojo. Gruodžio pabaigoje vokiečių išlaisvinimo grupė pasitraukė į pradinius pozicijas, praradusi 100 tankų ir 1000 karių. Apsupta grupuotė liko Katile, pasmerkta žūčiai. Naujieji 1943 metai. Michailas sutiko juos apkasų, esančių po Stalingradu. Vadovybė kiekvienam kariui išdalino po 100 gramų degtinės ir gabalą lašinių. Tai buvo šventinė davinys. Michailas išgėrė savo porciją, užkando lašiniais ir duona, prisiminė iki karo gyvenimą. Atrodė, kad praėjo visa amžinybė nuo to laiko, kai dirbo tekininkų Tulos gamykloje, kai gamino detalės kulkosvaidžiams Dedikterovo, nežinodamas, kad po metų šaus iš šio ginklo, gindamas tėvynę. Kolja sėdėjo šalia, taip pat tylus ir susimąstęs. Per 4 mėnesius kovų vaikinas prarado jaunatvišką naivumą, tapo niūrus ir uždaras. Karas laužė žmonės ir Michailas matė, kaip keičiasi tie, kurie šalia. Sausio 10-ąją prasidėjo operacija Žiedas, apsuptos grupuotės likvidavimas. Sovietų artilerija užmetė ant vokiečių pozicijų 1000 tonų sviedinių. Tada pėstininkai ir tankai pradėjo puolimą. Michailas judėjo šarvuotųjų grupių sudėtyje, dengdamas savo kulkosvaidžio ugnimi puolenčius karius. Vokiečiai desperatiškai priešinosi, suvokdami, kad atsitraukti nėra kur, kiekvienas namas, kiekvienas rūsys, kiekviena tranšėja tapo mūšio lauku. Gromovas šaudė į vokiečių kulkosvaidžių lizdus, slopino ugnies taškus, valė kelią pėstininkams. Jo deipiai dirbo be pertraukų, nors apkrova buvo milžiniška. Sausio pabaigoje vokiečių pasipriešinimas buvo sulaužytas. Vasario 2 likučiai apsuptos grupuotės pasidavė. Michailas matė belaisvių kolonas, purvinas, apsirengusias drabužiais, išsekusius nuo bado ir šalčio vokiečių karius, kurie žingsniavo per apsnigtus kelius po sargybos. Jų buvo 10 000 ir visi jie žiūrėjo į žemę, nepakeldami akių.
Karas pasielgė su jais žiauriai, tačiau Gromovas nejautė gailesčio. Šie žmonės atėjo į jo žemę žudyti ir gavo, ko nusipelnė. Stalingrado mūšis baigėsi. Tai buvo didinga pergalė, kuri pakeitė karo eigą. Michailas gavo medalį už Stalingrado gynybą ir antrą Raudonosios žvaigždės ordiną. Jis buvo paaukštintas iki vyresniojo seržanto ir paskirtas kulkosvaidžių būrio vadovu. Dabar po jo vadovavimu buvo 4 kulkosvaidžių skyriai, 16 karių, 4 Dedikterovo kulkosvaidžiai. Michailas ramiai priėmė paskyrimą. Per 1,5 metų karo jis išmoko vadovauti, priimti sprendimus, prisiimti atsakomybę už žmonių gyvybės. Dalis divizijos buvo perkelta į užnugarį reorganizacijai. 2 mėnesiams poilsio, papildymo, naujiems ginkluotėms. Michailas finaliai gavo modernizuotą DPM kulkosvaidį, apie kurį svajojo. Nauja konstrukcija išsiskyrė perkelta gražinimo kovinė spyruoklė, kuri dabar buvo specialioje vamzdyje ant gaiduko rėmo, toliau nuo įkaitusios vamzdžio. Tai išsprendė pagrindinę originalios konstrukcijos problemą. Dabar buvo galima šaudyti intensyviau be rizikos dėl spyruoklės perkaitimo. Taip pat pasikeitė trišakis, jis tapo patogesnis ir patikimesnis. Gromovas išbandė naują kulkosvaidį poligone ir liko patenkintas. Tai buvo tikrai patobulintas ginklas, išlaikęs visas originalo vertybės. Balandį divizija vėl grįžo į frontą. Dabar reikėjo pulti, išlaisvinti okupuotas teritorijas, vytis priešą atgal į vakarus. Michailas pasitiko naują karo etapą su tvirta ryžtu. Jis išgyveno baisiausią, perėjo Stalingradą ir dabar buvo pasirengęs bet kokiems išbandymams. Jo kulkosvaidžių būrys buvo vienas geriausių pulke. Kariai buvo apmokyti ir patyrę, ginklas veikė be priekaištų. Kole Zaicevas liko jo padėjėju, nors galėjo gauti paaukštinimą. Vaikinas nenorėjo skirtis su Gromovu, laikydamas jį savo mokytoju ir draugu. Vasarą 1943 metais prasidėjo Kursko mūšis. Vokiečiai metė į puolimą savo geriausias tankų divizijas, tikėdamiesi pakeisti karo eigą. Sovietų pajėgos juos sutiko paruoštą gynybą. Michailas su savo būriu užėmė poziciją ant antros gynybos linijos, pasiruošęs atremti proveržį. Vokiečių tankai pradėjo ataką Liepos 5 dieną ir prasidėjo didžiausias tankų mūšis istorijoje. Michailas matė, kaip dega šimtai tankų, kaip dangus tamsėja nuo dūmų, kaip žemė dreba nuo sprogimų. Jo kulkosvaidžiai veikė, šaudydami į vokiečių pėstininkus, kurie bandė užimti užimtas pozicijas. Kursko gynybos operacija truko savaitę. Vokiečiai metė į kovą tanką po tanko, pėstininkų diviziją po divizijos, tačiau negalėjo pralaužti sovietų gynybos. Michailas su savo būriu atlaikė 11 atakų. Jo kulkosvaidžiai stovėjo iki galo, palaikydami priešlėktuvinę gynybą, neleisdami vokiečių pėstininkams užimti tankų užimtų pozicijų. Šaudmenų sunaudojimas buvo milžiniškas. Kiekvienas kulkosvaidis iššaudė iki 2000 šovinių per dieną. Šaudmenų tiekėjai vos spėjo pristatyti dėžes su šaudmenimis, o kulkosvaidžių šauliai vos spėjo užsikrauti žurnalus. Kole Zaicevas dirbo lyg beprotiškas. Jo rankos judėjo automatiškai, įdėdamos šovinį po šovinio į disko žurnalus. Per savaitę kovų jis užsikrovė daugiau nei 100 diskų, o jo pirštai kraujavo nuo nuolatinio darbo su kietomis spyruoklėmis. Liepos 12 dieną prasidėjo sovietų kontrpuolimas.
Dabar atėjo Raudonosios armijos laikas pulti. Michailas su savo būriu judėjo kaip pirmosios eilės dalis, dengdamas ugnimi puolenčius tankus ir pėstininkus. Modernizuotas TPM puikiai pasirodė. Perkelta gražinimo kovinė spyruoklė leido šaudyti intensyviau be rizikos dėl gedimų. Gromovas galėjo duoti ilgą seriją, tada dar vieną ir kulkosvaidis toliau veikė neperkaitęs. Tai buvo didžiulis pranašumas mūšyje. Kai laikas bėgo sekundėmis, puolimas vyko sėkmingai. Sovietų kariuomenė išlaisvino Orlą, vėliau Belgorodą, o po to Charkovą. Vokiečiai traukėsi, tačiau organizuotai, laikydamiesi kiekvieno įtvirtinimo, kiekvieno kalno, kiekvieno upės. Michailas matė 10 mūšių. Jo kuopa dalyvavo tvirtovių šturme, upių įveikime, naktiniuose išpuoliuose. Nuostoliai buvo dideli. Iš 16 kovotojų, kurie pradėjo puolimą, iki rugpjūčio pabaigos liko 10. 6 buvo nužudyti arba sužeisti. Juos pakeitė jauni papildymai, kuriuos reikėjo visko mokyti iš naujo. Rugsėjį divizija pasiekė Dnipro. Vokiečiai sukūrė galingą gynybinę liniją vakarinėje krantinėje, kurią vadino rytiniu pylimu. Dnipro įveikimas buvo sunkiausia užduotis. Upė plati, srovė greita, o priešingas krantas įtvirtintas. Michailas gavo įsakymą įveikti upę pirmosios grupės sudėtyje ir užimti pėstininkų poziciją vakarinėje krantinėje. Tai buvo savižudiška užduotis, tačiau pasirinkimo nebuvo. Karą buvo galima laimėti tik puolant, nušluojant vokiečių gynybą, neduodant priešui pertraukos. Įveikimas prasidėjo rugsėjo 24 naktį. Michailas su savo kuopa kėlėsi ant pontonų po uraganinių vokiečių artilerijos ir kulkosvaidžių ugnimi. Šoviniai sprogo vandenyje, keldami purslus. Kulkos švilpė virš galvų, pontonai apsivertė, numesdami žmones į ledinį vandenį. Gromovas laikė savo kulkosvaidį virš galvos, stengdamasis nesušlapinti ginklo. Kol ją plaukė visa jėga, stumdamas pontoną į priešingą krantą. Aplink skendo žmonės, šaukė sužeistieji, degė pontonai. Tačiau perėmimas tęsėsi. Jie pasiekė vakarų krantą per 20 minučių. Michailas iššoko iš pontono ir iš karto pasuko kulkosvaidį. Vokiečių tranšėjos buvo 50 metrų atstumu. Iš ten šaudė kulkosvaidžiai ir šautuvai. Gromovas atidarė ugnį, slopindamas artimiausią ugnies tašką. Kiti jo kuopos kulkosvaidžiai taip pat pasuko savo DPM ir atidarė ugnį. 4 kulkosvaidžiai dirbo vienu metu, sukurdami tankę ugnies užtvarą. Sovietų pėstininkai pasinaudojo tuo, puolė į ataką, įsiveržė į vokiečių tranšėjas. Prasidėjo rankomis kovos, trumpos ir įnirtingos. Auštant buvo užimta pėstininkų pozicija, tačiau ją reikėjo išlaikyti. Vokiečiai kontratakavo visą kitą dieną. Jie mesti tankus, pėstininkus, šturmo aviaciją, bandydami sugrąžinti sovietų karius atgal į Dnipro. Michailas su savo kuopa laikė kairiojo flango gynybą. Jo kulkosvaidžiai sustabdė 3 vokiečių atakas, iššovė daugiau nei 3000 šovinių. Vamzdžiai įkaito iki raudonumo net vėsių rudens orų, tačiau modernizuota DPM konstrukcija leido tęsti šaudimą. Grįžtamasis kovos spyruoklė, nutolusi nuo vamzdžio, neperkaisdavo ir dirbo patikimai. Vakare atvyko pastiprinimas.
Per Dnipro buvo perkelta artilerija, tankai, švieži šaulių daliniai. Pėstininkų pozicija buvo išlaikyta ir išplėsta. Michailas gavo antrojo laipsnio Tėvynės karo ordiną už sėkmingą upės įveikimą ir pėstininkų pozicijos išlaikymą. Tai buvo jo trečiasis kovos apdovanojimas, tačiau Gromovas tam nesuteikė didelės reikšmės. Apdovanojimai negrąžino žuvusių draugų, nesugydė žaizdų, nesukėlė karo pabaigos. Jie buvo tik metaliniai gabalėliai ant uniformos, rodantys, kad išgyvenai ten, kur žuvo kiti. Spalis ir lapkritis praėjo kovose dėl pozicijų plėtros prie Dniepro. Vokiečiai atkakliai pasipriešino, mesti į kontrataką tankų divizijas. Michailas su savo kuopa dalyvavo gynyboje, atremdamas vieną ataką po kitos. Jo kulkosvaidžiai dirbo dieną ir naktį, paleisdami 10 000 šovinių. Kolja Zajevas gavo jaunesniojo seržanto laipsnį ir savo kulkosvaidį. Jis tapo skyriaus vadu, tačiau liko Gromovo kuopoje. Michailas džiaugiasi draugo sėkme. Vaikinas nuėjo ilgą kelią nuo išsigandusio šauktinio iki patyrusio kulkosvaidžio šaulio. Gruodį buvo išlaisvintas Kijevas. Michailas įžengė į Ukrainos sostinę su pirmosiomis dalimis. Jis matė sugriautą miestą, sudegusius pastatus, pakartus ant aikščių. Vokiečių okupacija paliko baisius pėdsakus. Ir Gromovas suprato, kad kovoja ne tik prieš armiją, bet ir prieš monstrišką naikinimo mašiną, kuri nešė mirtį ir vergovę. Tai teikė jėgų, padėjo ištverti karo sunkumus, suteikė supratimą, kad jo kova turi prasmę. Žiema 1943 ir 1944 metais praėjo poziciniuose mūšiuose. Frontas stabilizavosi. Abi pusės kaupė jėgas pavasario puolimui. Michailas naudojo pertrauką naujų savo kuopos karių mokymui. Dabar jo vadovavimo požiūriu buvo 24 žmonės, 6 kulkosvaidžių skyriai, 6 DPM kulkosvaidžiai. Tai buvo rimta ugnies galia ir Gromovas norėjo, kad kiekvienas skyrius dirbtų idealiai. Jis vedė mokymus, tobulino skyrių bendradarbiavimą, mokė teisingai pasirinkti ugnies pozicijas, taupyti šaudmenis, vykdyti taikų ugnį. Pavasarį 1944 metais prasidėjo naujas puolimas. Sovietų pajėgos išlaisvino dešinįjį Ukrainos krantą, Krymą, judėjo link valstybės sienos. Michailas su savo kuopa praėjo 100 kilometrų, dalyvavo 10 mūšių. Jo kulkosvaidžiai palaikė puolimą, dengė šonus, atremdavo kontratakas. Nuostoliai buvo, bet ne tokie baisūs kaip anksčiau. Vokiečiai jau nebeturėjo ankstesnės jėgos. Jų armija tirpo po Raudonosios armijos smūgiais. Draugai, jei jums patiko ši istorija, palaikykite kanalą patiktuku ir prenumeratą. Priešakyje laukia dar daugybė pamirštų ir slapta saugomų istorijos puslapių, kurie nusipelno būti papasakoti. Istorijos apie ginklus, žmones ir įvykius, pakeitusius karo eigą, bet likusius šešėlyje garsių pergalių ir žinomų mūšių. Jūsų prenumerata padeda šioms istorijoms nepaskesti užmarštyje. Jūsų patiktukas rodo, kad šios istorijos svarbios, kad atmintis gyva, kad žygdarbis nepamirštas. Iki susitikimo kitame numeryje.